Tai sveiki visi, labai smagu iš čia matyti jaunimo linijos renginyje. Jau daugiau nei 30 metų emocinę paramą jaunimui teikianti nevyriausybinė organizacija Jaunimo linija jau 5. netgi kartą pakvietė mus visus paminėti pasaulinę psichikos sveikatos dieną ir prisijungti prie nacionalinės akcijos labai gražių pavadinimų, drįstu teikti, žalia šviesa gyvenimui. Tai būtent tai ir yra skirta atkreipti jaunų žmonių dėmesį į emocinę sveikatą ir kaip tai yra svarbu. Tai labai ačiū, kad čia susirinko šį vakarą. Ir tikrai atrodo, paskutiniu metu, kai yra gyvenime aplinkui daug to nerimo ir karo klausimas, ir asmeninės problemos, ir kaip su to nerimu reikia kovoti, kaip su juo dirbti reikia, turbūt, man atrodo, geriausiai šiandien atsakys šitie 4 žmonės esantys šalia manęs. Tai labai noriu pristatyti komiką ir aktyviojo karo rezervo karį Kristoforą Vaidutį Jankauską. Labas vakaras, sveiki. Turinio kūrėja ir Pildyk ambasadorė Akvilė Knyguolis. Sveiki. Lietuvos kariuomenės psichologė leitenantė Karolina Puzinaitė. Sveiki visi. Ir psichologas tinklalaidės Dialogas bendraautorius Gediminas Tumėnas. Labas visiems. Tai labai smagu iš čia irgi šalia matyti. Turbūt norėtųsi pradėti nuo tokio paprasto klausimo, kaip jums asmeniškai baisu ar neramu, kai jums asmeniškai baisu ar neramu, jūs labiau esate linkę juoktis, verkti ar ką daryti, pavyzdžiui, Kristoforai, kai jauti nerimą? Oi, kai jaučiu nerimą, tai nerimo formų labai skirtingų yra. Pavyzdžiui, kitą penktadienį migdysiu šunį. Nieko. Tai žvengiu, liūdna. O, ačiū už tą vieną juoką. Bet galvodamas apie karą, aš jau nesijuokiu, nes suprantu, kad jis ir labai toksai, mes vis tiek daugiau apie reakciją į karą, ne, apie visokias grėsmės kalbam, tai karas yra nenuspėjamas, neprognozuojamas dalykas. Vat kaip pasakiau, šuns migdymo atsisveikinimo aš morališkai galiu pasiruošti, karui ne, bet man kaip baisu, aš juokiuosi. Tai greičiausiai psichologai pasakys, kad aš greičiausiai esu kuku. Gediminai, ar pasakysi tai jau? Ne, nesakysiu, net jau aš čia diagnozuoju. Į akis nepasakytų, bet... Už akių pasakysiu, neėjęs backstage kam nors. Aš tai kvepuoju arba groju. Tai kartais norisi nerimą nuraminti nurimstant, kartais norisi nerimą išveikti, išjudėti, išgroti. Kaip merginos mūsų atsakytų klausimą? Gal irgi labai priklauso nuo situacijos, tai tam tikrose situacijose tai stengiuosi tikrai tą humorą prisijaukinti ir labiau juoktis, nes tai kažkaip padeda išveikti ir atsipalaiduoti, bet aišku, visokių situacijų būna, tikrai tas nerimas dėl karo, kažkokie svarbesni įvykiai, tai leidžia ir kitas technikas taikyti, bet kas padeda, tai padeda pasivaikščiojimas, visą laiką kažkokia aktyvesnė veikla, gamta ypatingai. Tai žmonės artimi, tai va tie dalykai, kas veikia. Asmeniškai, aš nesu tas žmogus, kuris stresinėje situacijoje gali išdėti humorą. Man humoras visiškai yra jau kitam kambarį, nulis humoro. Ir aš, galima sakyti, išžiūriu tos blogus dalykus kiekvienoje dienoje. Tai kai ateina, pavyzdžiui, tema apie kokį karą, man nėra nejauku, man nėra baisu, man yra pikta. Aš langai kalbu iš paauglės perspektyvos, man yra pikta, kad jau aš turiu gyventi su tokia grėsme, kai aš dar net nespėjau užaugti. Aš nespėjau džiaugtis vaikystę, aš nespėjau džiaugtis paauglystę ir gyvenimo pradžia. Aš jaučiuosi, kad visa tai iš manęs atimta ir aš nejaučiu nerimo. Aš jaučiu pyktį. Stipriai atsakyti, ačiū tau. Tai Akvilė, gal irgi dar tau klausimas būtų, tu pati bendrauji ir kuri turinio socialiniuose tinkluose ganėtinai aktyviai. Kaip tau pačiai atrodo, kiek ten yra to nerimo, jeigu tu jauti, kad jo ten yra ir kas tau padeda atsiriboti galbūt pačiai? Aš asmeniškai nežiūriu žinių, nesiklausau žinių, aš bandau kaip manoma vengti to, kadangi man jau atrodo, kad gyvenime mano yra pakankamai streso, pakankamai yra įtampos ir man dar nereikia ir žinių, kad žinokit, kad mūsų geopolitinė situacija yra nekokia. Aš tą žinau, man nereikia to 5 kartus per dieną girdėti. Ir socialiniuose tinkluose yra to pakankamai mažai, nebent tema eina apie Ameriką, kadangi ir aš labai
laiko praleidžiu TikTok'e, o TikTok'e dažniausiai yra ne apie Lietuvą, o apie globalinės problemas. Tai kas vyksta Amerikoje, kas vyksta galbūt Europos parlamente, bet mažiau turiu būtent apie mūsų šalies problemas. Tai aš manau, kad galima kažkaip atsiriboti nuo to, kai tu labai riboji radiją, kai riboji žinias ir, manau, pakankamai gali gyventi laisvai, bet niekada nebūsi tokioje situacijoje, kur tu nežinosi, kas aplink tave, kadangi mes turime informacijos iš visų šaltinių labai labai dideliais kiekiais. Karolina, jums gal klausimas būtų. Dirbat su žmonėm, kurie kasdien tikrai susiduria su tais tikrais pavojais. Ir kaip atrodo ta baime, būtent su kuria kariai galbūt susiduria? Tai kariai taip pat yra žmonės, tik tai, galbūt jie daugiau ruošiasi ir susiduria su kažkokiam tai situacijom ir labiau treniruojasi. Tai vėlgi tiek pratybų metu, tiek mokymų metu, bet tos baimės yra bendražmogiškos. Baimė susižeisti, baimė mirti, baimė suklysti ar kažkaip apvilti kitus kolegas, baimė dėl artimųjų. Tai tų baimių tikrai yra labai įvairių ir aišku, viena yra ruošti situacijom, o kita yra tikriausiai juose dalyvauti. Tai va irgi tas visą laiką toksai aspektas, žmogiškasis faktorius išlieka. Bet, sakyčiau, kad mes tikrai turim tas labai universalias baimės ir kažkaip prisijaukinant jas, treniruojantis, kalbant gal apie jas, darant kažkokius žingsnius, mes iš tikrųjų tas baimės galim prisijaukinti, nes baimė jinai traukiasi tada, kada darome veiksmą. Tai viena yra galvoti, kaip tą baimę įveikti, o kita yra tiesiog imtis ir veikti jos akistatoj. Šiaip, Kristoforai, gal tu iš savo patirties pakomentuoti ir galėtum vis tiek pratybose, jeigu neklystu, esi tikrai ten dalyvavęs, tai gal netgi jų metu tu pats kažkokių irgi pajauti baimių? Baimių? Pratybose baimės nelabai yra, nes vis tiek tu supranti, kad yra simuliacija situacijų, apie traumas tu negalvoji, tu galvoji vis tiek apie kažkokį rezultato pasiekimą. Pratybose sunkiausia tai yra turbūt nuovargis, išsekimas ir nežinau, toks išsekimas morališkai ir emociškai turbūt tas yra blogiausia, nes bijoti, kad to nieko nestiks, tu šaudai imitaciniais šoviniais, tau neatskris dronas į galvą ir taip toliau. Bet buvo situacija tokia, kad aš atsimenu, aš buvau labai išsekęs, man, nežinau, 2 paras be miego jau gulėjau apkase ir aš taip žiūriu, kokias 4 ryto jau brėkšta ir aš žiūriu, kad lyg tai priešas sėlina link manęs. O aš bijau šauti, nes aš bijau, kad pažadinsiu visus ir aš humaniškas karys jo visą laiką pagalvojau. Ne, nes tiesiog, jeigu aš nesu tikras, aš išduosiu, kur mano pozicija. Ir aš galvoju, gerai, daračiau, aš pasitrinu akis, jis priartėjo. Blemba, draugelis miega, aš bijau irgi klaust. Ir po to taip žiūriu, saulė aukščiau pakiltant, žiūriu, kelmas visą laiką buvo. Tai su tokiais, su psichologiškai sunkiausia, bet konkrečios baimės. Tai... Dabar gal ir diagnozuočiau, nežinau, nesu tikras. Kas? Dabar gal ir diagnozuočiau, nesu tikras. Kviečiu į kariuomenę pabandyti pačiam. Tai Gediminai, gal ir tau dar būtų klausimas, kaip ekspertas, gal galėtum papasakoti, kokie būdai padeda valdyti tą baimę, nerimą, nežinau, kad ir nuo kasdienybės iki galbūt ekstremalių situacijų jau kažkaip atėjo paimti. Tai tų būdų yra turbūt tiek, kiek yra žmonių šitam pasaulyje. Ir čia, man atrodo, svarbi dalis yra galvoti apie nerimą. Nerimą, baimę, nedėti taško šitoje vietoje. Man tai visai patinka metafora žiūrėti tai, kad, kai mes sakom, jaučiu nerimą arba jaučiu baimę. Tai yra kažkuria prasme kaip pranešimas mūsų telefone. Ok, gavom notificationą, bet reikia jį paspausti, atsidaryti, pasižiūrėti, kokia ten žinutė. Tai, man atrodo, visų pirma, svarbu suprasti savo nerimą ir baimę. Suvokti apie ką tai ko aš iš tiesų bijau. Gerai, bijau karo, ką man reiškia karas. Galbūt karas man reiškia dar didesnę vienatvę, kad neteksiu, nežinau, artimųjų ir iš tiesų tai yra kažkokia tema, kuri kelia rūpestį mano gyvenime, nes jaučiu, kad trūksta man socialinio rato, gal tada sprendimas yra kažkur prisijungti į kariuomenę, pilietinę organizaciją. Tai aš tyčia tokią aplinkelį padarau, norėdamas parodyti, kad yra labai daug netiesioginių būdų tvarkyti su nerimu, kai mes suprantam apie ką jis, iš kokio konteksto
kokios fantazijos mums jį kelia o kita vertus yra ir labai daug tiesioginių būdų, tik tai aš nežinau, aš tik kažkaip gaila, kad nelabai jūsų matau, norėtųsi paprašyti apšvietėjo, kad biškai pamažintų šitos strobus ledus, bet, pamažinu, labiau matau, Oho, padėjot. Iš veidų suprantu, kad publika yra raštinga, tai spėju apie visokius mindfulness, pakvepavimus, tai nereikia pasakoti, turbūt dauguma žmonių yra susipažinę šitais metodais, bet jie yra iš tikrųjų padedantis. Nerimas, baimė yra labai ir kūniškas patyrimas ir galima pirmą padėti kūnui, vėliau ir emocijos kinta. Tai čia tik tai pora iš tų, šiaip tai pilna tų būdų. O iš viso, nežinau, kaip atsakytum į klausimą, ar ta baimė jinai gali būti naudinga šiaip žmogui? Tai aišku, mes žūtumėm be jos. Ta prasme, evoliucija mums įdėjo ir ne tik mums, gyvūnams, bet kam, žuvims baimę, mes išgyvenam dėka baimės. Tai be jos tai būtų niekaip, tai faktas, kad yra nauda. Kita vertus, man atrodo, čia irgi svarbi dalis apie tą vėl savirefleksiją. Jeigu ne tik tai, baimė, bijau, kažką reikia daryti, bet steptelt ir pareflektuoti, tai jeigu aš kažko bijau, galima kelti klausimą, kas man tame rūpi. Rolomėjus, vienas iš egzistencinių terapeutų, yra pasakęs, kad už kiekvieno nerimo, už kiekvienos baimės stovi kažkokia pamatinė mūsų vertybė. Tai yra, kad kažkas mums tikrai rūpi tame. Ir jeigu mes atsigrėžėme tai, kad mums kažkas rūpi, tai gali visiškai keistis mūsų veiksmų strategija. Sakykime, bijau karo. Tai dabar, kai kalbam apie karą, tai ką čia karo? Tai labai konkretaus. Tai bijau Rusijos, reiškia agresoriaus, tos konkrečios šalies. Tai kas man rūpi? Gal man rūpi demokratija? Gal vardant to aš galiu kažką padaryti? Gal 1482 paskambinti, žiūrėk, jau 5% mažiau baimės. Tai man atrodo, čia irgi tikrai baimės, tai, kad mes kažko bijom, reiškia, kad nesam abejingi kažkam ir tame yra erdvės tą susivokti. Akvilė, gal irgi įdomu būtų tavęs paklausti, kai tu, tikiu, kad tikrai gyvenime būna situacijų, kai tu pati jauti nerimą dėl asmeninių dalykų, dėl karo to paties, nežinau, dėl įvykių kažkokių tavo pačios. Kaip tu pati valdai tą nerimą, ką tu darai tuo metu, kas tau padeda? Dėl nerimo man labai dabar yra tokia sudėtinga tema, kadangi aš grinai jaučiuosi, tarsi pereičiau, gerai, aš žinau, techniškai, smegenys man labai ten augau, galima sakyti, ne tik, kad varom į smegenis biologinių procesų, aš nepaaiškinsiu, aš augau nuo ten 12 iki 14, labai, kad atrodo viskas, ko aš tikėjau, yra melas, man reikia pakeisti savo mąstyseną ir visą kitą, ir dabar atrodo, kad aš ateinu į antrą paauglystės etapą, kur aš irgi iš naujo turiu pergalvoti viską, apie ką seniau man buvo vertybės, kurios seniau būdavo aktualios, dabar visai nebetapo aktualios ir taip toliau. Ir su nerimu dabar man tenka susidurti žymiai daugiau negu buvo prieš tai. Ir atrodo, kad aš pati asmeniškai labai bijau ateiti į šį pokalbį, kadangi bijojau, kad tai labai trigerins tą mano nerimą, nes karas yra viena iš temų, kur, pavyzdžiui, aš galiu gauti pranešimą į savo telefoną, kur, pavyzdžiui, rašo, kad, dėmesio visi, Kaune uždarytas kelias ir aš, dieve, aš jau maniau, kad viskas, amen, aš jau persižegnojau ten 5 kartus ir ne, pasirodo, kad ten yra uždarytas kelias kažkur. Tai man yra nerimas iš tokių labai lempinių dalykų palyginus. Ir irgi vienas iš geriausių sprendimų yra pagalvoti, kodėl mano tas nerimas iš viso kilo, dėl ko, ką aš galiu padaryti. Dabar kol kas vis tiek ir gyvenimo patirties toka ir visa kita man yra pakankamai sunku tą nerimą nuslopinti, tai dabar aš ką darau, tai tiesiog pasišneku su žmonėmis, nes dažnai mano nerimas buvo nepagrystas. Pamatau 15 min straipsnį, kad jau ten yra ruošiamasi karui su NATO. O dieve, kaip yra baisu, paskambinu tėčiui, sako, žinok, tokie straipsniai buvo jau 2 metus. Tame esmė nieko naujo, čia tiesiog tą patį per tą patį rodo. Ir aš, okei. Tai tiesiog reikia pasikalbėti su žmogum, kuris žiūri į visą tai iš kitos perspektyvos. Ir manau tikrai padeda, nes dažniausiai mano nerimas yra hiperbolizuotas. Kristoforai, o kaip tau kaip komikui, nežinau, su kolegom gal irgi pašnekat, kaip jums humoras būtent padeda kovoti su, jeigu padeda kovoti su baimėm, su nerimu galbūt irgi? Tai ar padeda jis, turbūt labiau padeda žmonėm, kurie ateina paklausyti mūsų. Bet tuo pačiu mes per humorą galim kažkokius savo išgyvenimus papasakoti žmonėm netiesiogiai humoro prasme. Aš dabar prisimenu, kai prasidėjo pilna invazija 22 metais, aš parašiau turbūt savo vieną mieliausių juokų, bairių, kad paklausiu publikos, paplokit tie, kas švęs per Putino laidotuvės. Ir daug kas ploja, aš sakau, aš tai nelaukiu, nes aš neatlaikysiu tokio pachmo. Tai taip ir ieškai tų kampų, kaip ta visa situacija
kitaip pakreipti, kad nerimas taptų gera emocija. Bet šiaip nežinau, tą žodį nerimas, baimė mes labai kažkaip čia eskaluojam, bet aš nežinau, kad reikia iš vis kažko per daug čia bijoti to karo, ką reikia tikrai visiems žinoti, tai kaip elgtis tą dieną ir turėti planą, čia nuvalkyti tos frazės, bet turėti kuprinę, turėti vandens, žinant, kad nežinau, ten gaunat pranešimus, kad nutrūksta komunikacijos ir turit vonę prisipilti vandens, kad turėtumėt visą laiką. Tai tokius dalykus, jeigu mes kiekvienas žinosim, kur kas lengviau galėsim tvarkyti su nerimu, su sirenom, su pirmais sprogimais, su žinutėm apie pirmas aukas ir taip toliau. Tai tikrai čia, nežinau, kiek čia naudinga ta mano tokie marazmai, bet mes turim tiesiog žinot, ką kiekvienas darysim ir tikrai bus lengviau gyventi. Kaip tu manai, kokiamis temomis žmonės šiais laikais bijo juokauti, pavyzdžiui? Apie merginų podcastus, apie draugo žmoną, ką aš nežinau, apie kultūros ministrą reikia. Nežinau, mes gyvenam per daug tokio jautrioj susireikšminusio visuomeniai, kur dabar jau iš tikrųjų, net kaip komikas pradedi galvoti, aš čia gal kažką įžeisiu, aš nesikeiksiu, bet man vienodai yra. Aš žinau, kad aš pats niekada ten iš neįgaliųjų nesišaipysiu ir taip toliau, bet tuo pačiu visuomenė irgi neturėtų būti įsiskaudinusi, kad kažkas kažką pasakė. Čia yra žodžiai, čia nieks nieko nenužudė ir taip toliau. Aišku, tie žodžiai paveikia, čia turbūt kolegos psichologai kitaip mato, bet aš manau, kad juokauti, bent jau draugų rate, jau faktas, kad apie bet ką galima, o kiek nešti į viešumą kažkokių jautresnių temų, tai čia kiekviena atsakomybė komiko. Dar irgi apie baimas, kalbant, Karolina, jūsų šį būtų įdomu gal paklausyti, o kariuomeniai iš vis įmanoma pasakyti, pavyzdžiui, bijau, tai nedarysiu. Tokį sakinį. Įmanoma, bet vis tiek reikės daryti. Tai su tom baimėm, aš kaip sakau, reikia tiesiog susitvarkyti ir tada mes aiškinamės priežastis. Tai kas yra, dėl ko bijo. Bet aišku, kad pasakyti galima ir stabtelti ar padaryti kažkokią pauzę. Nes dar ką gal noriu irgi papildyti, kad baimė yra ir užkrečiama, tai mes ne tik nešam atsakomybę prieš save, bet prieš ir kitus kolegas, draugus, tai čia gal irgi yra labai svarbu suprasti, kad ne taip, kad tiesiog noriu savo emociją suvaldyti, bet dar ir nešu atsakomybę už kitus. Ir ta mintis, kad tai yra tiesiog baimė, tai dar nėra viskas, tai nėra realybė arba tiesa, jinai irgi paprastai kažkiek tai sumažina tą aspektą. Šiaip su Kristoforu irgi ką tik diskutavom apie humorą būtent, ne? Tai, o kariuomenėje humoras turi vietos šiaip? Tai žinoma turi, jūs tikriausiai matot ir vaizdelius iš fronto, kad Ukrainos kariai juokauja, šoka, dainuoja, ne šiaip, kad jiem protas pasimaišė, ne taip tariant, bet tiesiog, kad irgi išveikti tam tikras emocijas, nes, jeigu tu taip susitelksi tikrai į tą stiprų rakursą, pradėsi apie viską galvoti ir kažkaip, prarasi tą suvokimą, tai humoras, pozityvas yra puikus išveikimo mechanizmas, kuris sušvelnina tam tikrą atmosferą ir padeda kažkaip judėti tolyn. Aš gal dar dadėčiau, kad ne tik iš fronto, šiaip Lietuvos kariuomenė yra labai išsikerojusių gerų juokų karių tarpe, kaip pavyzdys, jeigu šauktinis naudojasi telefonu tam tikroje vietoje, kur negalima, tai labai greitai jo rankose atsiranda plyta. Ir jisai ten nusipiešia telefono ekraną su mygtukais ir jis jau turi kitą telefoną. Arba jeigu laikai rankas kišenėse, kas yra ne pagal statutą, nežinau, ar galima, negalima, bet tiesiog nedera kariui laikyti, o žiūri, jau užsisiūvęs tu tas kišenės. Tai visokių tokių bairių prisigalvojau. Aš, pavyzdžiui, buvau, čia kaip aš dabar prisišnekėsiu, bet gerai. Ne, tai tu tęsk. Aš kai buvau šauktinis savanoris, kiekvienas karys turi žetoną, kuris pasidalina į dvi dalis, kur mirties atveju ant kažkokios kūno dalies įdėtų į maišą, kad žinotų, kas ten toksai yra. Ir aš kažkaip žiūriu, velnias mano vardą blogai parašė. Mano vardas tikrai nelinkėčiau niekam.
Ir kažkaip ten Kristijonas žiūri, blemba, čia aš gau sulaužys ir tipo, ir mano vadai pamatė, sako, tai tu miręs. Tai tada būrys organizavo mano laidotuvės. Mane per visą stadioną aš gulėjau neštuvos ir kaip palaidimo ceremonijai, skambant tu neverk matušėlę, tiesiog mano draugai mane nešė. Jokinga, ar po to jie man padėkojo? Ne, tai reikia juoktis visur. Kaip Gediminai, tu kaip psichologas, manai, ar humoras yra geras tas įrankis, būtent, nežinau, nerimo tą patį, nežinau, baimes irgi malšinti, kažkaip raminti? Dažniau taip, nes nerimaudami ir bijodami mes esam linkę fiksuotis į tą nerimą ir baimę. Man patiko kolegės pastaba apie tai, kad kartais gerai savo primint, kad čia tik tai baimė, nors tos baimės gimdo fantazijų, daug visokių baisių ir susitapatinam su tais scenarijais. Tai humoras yra tai, kas padeda išlysti iš tos baimės, pažiūrėti iš šalies ir pasijuokti iš to. Ir tas veikia net į gyvenimą, net ir psichoterapijai tas veikia būna, kad kartais nežinau, neužjausti, o patraukti per dantį žmogų visai, taip gydančiai veikia, kad tada pats žmogus atsikvoš ir irgi iš savęs pasijuokia ir tarsi atsiranda tokia distancija, gebėjimas lyg iš šalies pasižiūrėti. Kita vertus, aš gal matyčiau tik tai tuo atveju pavojų, kai žmogus jau nebegeba kažkaip apskritai prisileisti savo jausmų ir apie viską juokauja. Ir nuolatos juokauja, ir visada juokauja. Ir net jeigu jam baisu, pikta, ar dar kažkaip yra vien tik tai juokavimas, tai tokiais atvejais neretai tada gali būti sunkiau susitvarkyti su tais gilesniais jausmais, tai gali tapti tokiu kaip gynybos mechanizmu kažkuria prasme. Kaip pabėgimas toks, ne? Taip. Dar klausimas, Gediminai, irgi būtų, ar emocinis atsparumas yra įgimtas ar išmokstamas labiau dalykas ir kaip mums tai treniruoti, ypatingai jauniems žmonėms? Tai ar įgimta, ar įgyta kažkokie dalykai, tai psichologija jau 60-aisiais nustojo bandyti atsakinėti tuos klausimus, nes prasmės nėra. O kad išmokstama, tai vienareikšmiškai tikrai taip. Egzistuoja toks dalykas kaip žmogaus imunitetas krizėms. Kuo daugiau žmogus patiria per gyvenimą visokių krizių, mes mėgstam žodį trauma ir kurios yra neįveiktos, tai tampa mūsų labai jautriom vietom, pažeidžiamom. Ir mes tampam kaip tik žymiai labiau pažeidžiamesni. Bet jeigu mes tas krizės įveikiam, taip sakant, žaizdas užgyjam, ten užsideda randai, čia aš taip per kūno metaforas, bet labiau kalba eitų apie psichologinės krizės, emocinės krizės arba gyvenimo krizės. Tai atsiranda su laiku tas imunitetas, tai ir vyresnio amžiaus žmonės, kurie yra nemažai pergyvenę, pavyzdžiui, jiems palaidoti artimą žmogų, jau dažnai būna tokia pažįstama patirtis, kur jau esu tame buvęs. Tai nereiškia, kad mažiau skauda tiek pat, bet su tuo skausmu aš jau moku sugyventi, nes esu tą patyręs. Jaunam žmogui pirmas iki laidojant šeimos narį gali tas labai komplikuoti gyvenimą, labai ilgai trukti. Tai to tikrai įmanoma mokytis, tai svarbiausia dalis yra rūpintis savo emocinę psichologinę sveikatą, neužsidaryti vienam, ieškoti pagalbos, įveikinėti dalykus, paskambinti jaunimo liniją, jeigu nėra iš ko prašyti pagalbos, nueiti į psichoterapiją, nueiti į stand-upą, pasijuokti ir lavinti savo tiesiog savirefleksiją, emocijų reguliacijos įgūdžius. Kaip Karolina tu atsakytum šitą klausimą? Aš dar gal noriu pridėti, kad tas psichologinis atsparumas yra ir apie atsistatymą ir savo resursų atstatymą. Tai tokie paprasti, banalūs dalykai, kaip mes pailsim, koks yra mūsų miegas, kaip mes susidėliojam savo dienos rutiną, kaip mes sugebam įveikti kažkokias tai nesėkmes, kurios yra kasdienio gyvenimo dalis, kaip apskritai mes palaikom psichikos sveikatos higieną, ką mes darome. Šiandien yra tokia diena, bet tai nereiškia, kad būtent šiandien mes stiprinam savo sveikatą. Tai yra kaip dantų valymas arba kažkokia tai mankšta arba fizinis aktyvumas. Tai ne vien apie kažkokį kritinį mąstymą, apie kažkokius fizinius raumenis ar kitus dalykus, tai yra ir apie mūsų atsistatymą. Tai kiekvienas iš mūsų galim pagalvoti, ką mes darome, kaip mes susitvarkom su kažkokiais dalykais, kurie kyla kiekvieną dieną. Akvilė, Kristoforai, gal jums čia dabar irgi toks klausimas būtų, ką pasakytumėt jaunam žmogui, kuris išgyvena didelį nerimą, irgi emocinį kažkokį tokį sulūžimą, galbūt nuo ko pradėti? Čia toks irgi labai keblus klausimas, nes visi yra skirtingi, kas padeda vienam, nepadeda kitam ir būna dažnai, kad aš irgi, pavyzdžiui, klausausi podcastų, pavyzdžiui, kas gali padėti mano nerimui.
Nu taip, egoistiškai vos ne dabar sakyčiau, kad kas man padėtų. Ir žiūri, ten sako, išeik į lauką, pamedituok. Ir aš bandau ir tą, ir tą. Bet kai mano problema slypi ne tame, kai mano problema slypi kažkur giliau, aš suprantu, kad visi tie patarimai galbūt ir labai yra aktualūs, bet man tuo metu nepadeda. Tai aš manau, kad universaliausias patarimas šitoje situacijoje būtų nepamesti sveiko proto. Nes dažnai galima, ypač kaip jaunam žmogui, kuris tiksliai vis tiek nelabai žino, kas dedasi jo galvoje, yra labai lengva pamesti tą logiką ir vien tik valdytis jausmais. Jau atrodo, jausmai yra viskas. Ir dažnai būna ir panikos atakos, kur atrodo, kad tu pamiršai, kaip kvėpuoti. Logika jau tave jau apleido. Ir tokiose situacijose būtent reikia įkvėpti, iškvėpti, kvėpuoti, kad ir kaip atrodo, kad pamiršai savęs įdaryti ir prisileist logiką. Sakyti gerai, kodėl, kas, kaip ir tiesiog tokius banaliausius psichologo tau klausimus atsakyti. Kodėl aš jaučiu tą jausmą, kaip aš jaučiu tą jausmą ir taip toliau. Tai galbūt tie patarimai, kad eiti medituoti, eiti pasivaikščioti, nepadeda visiems, bet atsakymai į klausimus, manau, padės. Ir dabar irgi bandau tą ir daryti savo. Atsakyti, nes aš manau, vienintelis žmogus, kuris gali tau padėti tokiose situacijose, yra tik tu pats. Kristoforai, ką tu patartum tam jaunam žmogui? Ką aš sakyčiau jaunimui, jau, įslei, bigdy pop, nesiparink. Labai sunku pasakyti, aš kai apie save pagalvoju jauną paauglį, aš dėl nieko nerimavau. Aš nerimavau, kad man per OneLT neatrašydo 9-okė. Tiek. Paprasta viskas, ne? Jo, viskas labai paprasta mano gyvenime. Aš labai paprastai žiūriu. Aš visą laiką buvau fiziškai aktyvus, nueidavau pažaisti krepšinę ir visos bėdos kažkaip išlaksto. Tai nelabai galiu iš tikrųjų kažkaip įsijausti, ką dabar jaunimas išgyvena. Sakyčiau, gal kaip mažiau tiktoko, daugiau miško. Va, kažką tokio, pasivaikščiot, o čia galėtų būti. Yeah. Bet pafollowkit Kristoforą. Jo, kažkaip mažiau šokit tos savo šūdus ir tiesiog paprasčiau žiūrėti, viską reikia. Aš vėlgi, gal tikiuosi nieko neįžydžiau, bet... Ne, tik Akvilė šalia sėdi. Ne, bet tiesiog paprasčiau viską žiūrėti reikia, nes jeigu mes užsidarysim tam negatyvę, ypač būdami labai jauni, tai bus sunku. O jaunas žmogus, jis turi džiaugtis, mano galva, paprastais dalykais ir kvėpuoti. Labai gerai užbaigė, manau, atsakymą iš tą klausimą. Pafollowinkit būtinai tikrai po šitos kalbos. Šiaip norėčiau ir į jūs kreiptis. Čia susirinkusius žmonės, gal turit klausimų mūsų svečiams, tai tikrai drąsiai galit paklausti, pasidalinti galbūt, nežinau, savo patirtimi kažkokią. Ar turime tų klausimų salėje? Supratau. Rankų miškas. Kaip? Paaiškiai pakalbėjom, net klausimų neber viskas. Tai labai noriu dar kad jums padėkoti, kad čia susirinkot šį vakarą, paskirėt laiko ir tikrai tikiu, kad viskas, ką pasakėt, bent kažkam įkris jaus ir tikrai padės tomis sunkiamis dienomis. Tai trumpą pertraukėlę skelbsim ir visai netrukus sugrįšim čia. Ačiū visiems, viso gero. Ačiū.